Sveiki! Šio video tikslas yra įvadas į priekybą pagal Price Action strategiją. Taigi, kas yra Price Action? Price Action tai kainos judėjimas, arba kitaip sakant, kainos elgesys rinkoje. Prekiaudami pagal Price Action metodiką mes žiūrime, kas vyksta rinkoje iš tikrųjų, kas vyksta šiuo metu, tai yra kaip kaina elgesi, kaip jinai juda šiuo metu, kaip elgesi dauguma traderių. Mes nustatome, kodėl vyksta vienas ar kitas judėjimas rinkoje, traktuojame įvairius kainų modelius, patternus, kuriuos mums parodo pats kainos grafikas. Tuo labiau visi kainų modeliai, patternai turi savo loginį pagrindą, mes juos savotiškai iššifruojame ir matome, kas vyksta rinkoje iš tikrųjų, o ne istorijoje. Todėl mes atidarome poziciją arba išeiname iš jos ne todėl, kad kažkoks indikatorius nupiešė mums perpardavimą arba susikirto slankieji vidurkiai. Mes žiūrime, kas vyksta pačioje rinkoje. Kaip pirkėjai ar pardavėjai reaguoja į nustatytus horizontaliuosius lygius, koks šiuo metu trendas rinkoje. Ir svarbiausias dalykas, mes niekada nepavėluojame į traukinį. Kaip kad atsitinka naudojant indikatorius, naudojant indikatorinės prekybos sistemas. Mes matome rinkoje vykstančius faktorius esamų laikų ir iššifravę juos Price Action setupo pagalba mes galime gaudyti tikrai didelius judėjimus, dažnai pačioje jų pradžioje. Ir taip pat uždarome pozicijas, kai gauname Price Action signalą. Kaip jau minėjome, priekyboje pagal Price Action nenaudojami indikatoriai. Nebent tai gali būti slankiai vidurkiai ir tai mes juos naudojame ne pozicijų atidarimo, o kaip pagalbinius. Pavyzdžiui, kaip dinaminius palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Taip pat slankiai vidurkiai gali mums parodyti trumpalaikį trendą, padeda mums nustatyti trumpalaikį trendą. Prekiaujant pagal Price Action mes iš pradžių surandame grafikę kainų modelį, taip vadinamą patterną. Paskui nustatome, ar šis patternas turi atspirties tašką, tai yra naudojant horizontaliuosius lygius, taip pat gali būti Fibonacci lygiai arba kažkokie dinaminiai lygiai su slankių vidurkių pagalba. Taigi nustačius, kad patternas turi atspirties tašką, mes įeiname į rinką naudodami tik atidėtus orderius, kadangi jie taip pat duoda mums didesnį pranašumą negu paprastieji. Ir taip pat uždarome poziciją, taip pat arba horizontalių lygių, palaikymo ir pasipriešinimo lygių pagalba, arba naudodami slankiosius stopus, gali būti Fibonacci lygiai ir taip toliau. Price Action metodologija yra gana plati, išmokti ją nėra taip paprasta, šioje strategijoje nėra griežtų kažkokių nurodymų, kaip antai, kad atidarome poziciją, kai persikirta X linija su linija Y, o uždarome, kai linija Z praplatėja ir panašiai. Price Action metodologija yra būtent strategija, tai nėra prekybos sistema, o strategija. Tai yra, jūs mokysitės jos atskirus elementus, vėliau patys juos derinsite ir panaudosite savo prekyboje. Tai yra instrumentai, kurių pagalba jūs kaip patyręs meistras prie staklių arba surinksite brokuotą detalę arba padarysite gražų daiktą. Tai yra viskas priklauso nuo jūsų. Šiaip kiekvienam elementui, kiekvienam aspektui bus skiriama atskira pamoka. Rekomenduoju viską nuosekliai išmokti ir neskubant, kaip po truputį sukauptume savotišką ginklo arsenalą, kurį vėliau galima bus panaudoti, pavyzdžiui, kuriant savo individualią prekybos sistemą ir sėkmingai prekiauti.
Pabaigai norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs šiuo metu naudojate kažkokią indikatorinę prekybos sistemą, visiškai nesvarbu kokią, Price Action žinojimas padės jums prekybą pagerinti 10-teriopai. Pagerinsite bendrą rezultatyvumą, pozicijų atidarimus bei uždarimus. Price Action tai universalus instrumentų komplektas, kuris, manau, tikrai būtinas kiekvienam siekiančiam tikslo prekiautojui Forex rinkoje. Todėl linkiu sėkmės mokantis Price Action ir sėkmės Forex prekyboje.